Stalo žaidimas Krepšinio fanas meta iššūkį visiems krepšinio entuziastams. Taiklumo ir žinių kova parodys, kuri komanda stipresnė. Paruoškite žaidimo lentą stalo viduryje. Šalia padėkite klausimų kortas, baudos metimo kortas ir krepšinio kamuoliuką. Visi žaidėjai pasidalina į 2 komandas ir pasiima po 5 klausimų kortas, 20 efektų kortų, kurios sudarytos iš 10 bloko ir 10 neapginamo metimo kortų, bei po 1 komandos lentelę. Lentelėje užrašykite savo komandos pavadinimą bei žaidėjų vardus. Joje bus žymima pagrindinė žaidimo informacija apie pelnytus taškus, sužaistus kėlinius, atliktas atakas bei pražangas. Laisvai pasirinkta tvarka užverskite 5 klausimų ir efektų kortas ant žaidimo lentos savo pusėje. Efektų kortos dėliojamos poromis, tai yra, jeigu dedate vieną bloko kortą, tai būtinai privalote aikštelėje padėti ir neapginamo metimo kortą. Didesnį skaičių išsidenusi komanda pradės žaidimą puolimu. Žaidimą sudaro 4 kėliniai, kurių metu kiekviena komanda atlieka po 7 atakas. Palančiosios komandų žaidėjai eilės tvarka atlieka po 1 ataką mesdami kamuoliuką nuo galinės linijos ir stengiasi, kad jis sustotų krepšyje arba ant vieno iš 8 varžovų kortų laukelių. Kamuoliukui sustojus krepšyje, iškart uždirbate 3 taškus. Pataikę ant tuščio kortos laukelio pelnote nurodytą taškų skaičių. Pataikius ant užverstos kortos, priešininkų komanda slapta ją atvers. Jeigu tai klausimo korta, besiginančioji komanda garsiai perskaito klausimą ir 3 atsakymo variantus. Tik atsakius teisingai pelnysite aikštelėje nurodytą taškų skaičių. Nežinant atsakymo klausimą galite perduoti kitam komandos nariui. Kamuoliukui sustojus ant neapginamo metimo kortos taip pat pelnysite aikštelėje nurodytą taškų skaičių, o bloko korta jums taškų neuždirbs. Besiginančiosios komandos žaidėjas gali prasižengti numušdamas kamuoliuką nuo kortos laukelio. Tokiu atveju lentelėje pažymėkite 1 komandinę ir 1 asmeninę žaidėjo pražangą. Ataką galite kartoti tuo atveju, jeigu besiginančioji komanda dar nebuvo surinkusi 4 komandinių pražangų. 5 asmeninė pražanga eliminuoja žaidėją, o 5 komandinė pražanga leidžia puolėjui mesti baudas. Atsižvelgdami į tai, kur buvo prasižengta, paimkite 2 arba 3 baudos metimų kortas ir užduokite klausimus kamuoliuką metusiam puolėjui. Kiekvienas teisingas atsakymas vertas 1 taško. Atakos pabaigoje išmeskite 2 panaudotas efektų korteles arba 1 panaudotą klausimo kortelę ir traukite naują. Šiame etape komandos gali laisvai perdėlioti 5 kortų pozicijas savo aikštelės pusėje. Dėmesio, žaidimo metu privalote panaudoti visas turimas efektų kortas. Nepamirškite komandų lentelėse žymėti atliktas atakas, taškus, pražangas bei kėlinius. Naujos atakos pradžioje prieš tai besigynusi komanda taps puolančiąja ir taip toliau. Pasibaigus kėliniui, nutrinkite komandinės pražangas ir įdenkite kamuoliuką kuo arčiau priešininkų krepšio. Tikslesnė komanda pradės puolimą pirmoji. Žaidimą laimi komanda surinkusi daugiau taškų. Lygiųjų atveju žaidimas pratęsiamas 4 atakomis.